Vienas žmogus, Michael Burry, dar žinomas kaip ant burbulo pranašas, kuris numatė šitą burbulą ir iš jo uždirbo milžiniškus pinigus, dabar pastatė $1 milijardą prieš dirbtinį intelektą. Ir čia ne kaip Billas Gatesas, kuris statytų prieš Bitcoiną, jeigu tai būtų lengva, kas yra labai lengva. NT pranašas Michaelas realiai tikrais pinigais daro milijardinį statymą prieš dirbtinį intelektą. Ir jeigu jūs turite bent vieną technologijų akciją ar indeksinį fondą, ar planuojate ten investuoti, tai tikėtina liečia tiesiogiai jūsų pinigus. Iki šio video pabaigos jūs tik sužinosite, prieš ką stato Michaelas, ar jam pavyko anksčiau atspėti ateitį ir vieną konkretų žingsnį, kuris gali apsaugoti jūsų portfelį nuo to paties scenarijaus. Taigi, 2008 metais Michaelas prognozavo būsto rinkos griūtį ir savo investuotojams uždirbo $725 milijonus. Šiandien jisai daro tą patį, tik šį kartą taikinėja dirbtinio intelekto akcijos. Bet prieš atskleidžiant, prieš ką tiksliai jisai stato, vienas dalykas, kurį beveik visa žiniasklaida suprato klaidingai. 2025 metų lapkritį Burry fondas paskelbė apie poziciją, antraštė skelbė 912 milijonų prieš Palantir, 187 milijonai prieš Nvidia. Bet tai vertė suma, kurią kontroliuoja opcionai, o ne suma, kurią jisai sumokėjo. Realiai Burry išleido $9,2 milijonus. Štai kodėl tai svarbu jums. Net milžiniškai skambanti pozicija gali būti tik nedidelis statymas. 100 kartų mažesnis statymas. Greitai paaiškinsiu, kaip apskritai galima uždirbti, kai akcijos krenta. Tai du būdai. Pirmas – pasiskolinti akciją, parduoti, palaukti, kol jos kaina kris, supirkti pigiau ir grąžinti akciją, paslėpti skirtumą. Antras tai yra put opcionai. Tai teisė parduoti akciją sutartą kainą iki tam tikros datos. Jeigu akcija krenta, opciono vertė kyla. Burry naudoja antrąjį. Dabar prieš ką jisai stato. Tai pirmoji pozicija yra Palantir, dirbtinio intelekto programinės įrangos bendrovė. Antroji Nvidia, dirbtinio intelekto lustų gamintojas. Kartu šios dvi pozicijos sudaro beveik 80% viso jo atskleisto portfelio. Bet įdomiausia, ne tai tame pačiame portfelė Burry pirko call opcionus, tai pelningus, kai kaina kyla. Tai į Halliburton naftos bendrovę ir Pfizer farmacijos gigantą. Vadinasi, portfelė yra ir pozicijų prieš augimą, ir pozicijų užaugimą. Dabar svarbiausias klausimas, kurį užduoda kiekvienas. Klausimas, ar Michaelo teorija jau pasitvirtino? Atsakymas iš dalies taip. Nuo 2025 metų lapkričio Palantir akcijos krito apie 37%, nuo $207 iki maždaug $130 už vieną akciją 2026 metų gegužę. Savo naujienlaiškyje Burry teigia, kad reali Palantir vertė gali būti vos $46 už akciją. Bet štai dalis, kuri liečia jūsų piniginę labiausiai. 2026 metais Burry atskleidė papildomą poziciją prieš Oracle, tai debesų paslaugų milžino, kuris nuo piko nukrito apie 51%, o iki 26 metų gegužės jisai padvigubino pradinę poziciją, dabar apie 80 portfelių jo yra trumposios pozicijos prieš AI sektorių. Ką tai reiškia jums? Pirmiausia, Burry nėra neklystantis. 2008 metais jisai buvo teisus, bet pranašai retai būna teisūs du kart iš eilės. Jo veiksmai duoda informacijos, bet ne nurodymą. Antra, istorija rodo įdomų dėsnį. 2008 metų krizė, kai visa rinka krito 57%, vartojimo prekių sektorius krito tik apie 34%. Tas pats kartojasi ir 2000 metų .com griūtyje. Nasdaq krito 78%, bet vartojimo prekių sektorius pateikė teigiamą metinę grąžą. Sveikatos apsaugos sektorius kilo +- 30%, kol platesnė rinka prarado apie 50% vertės. Kodėl? Nes net krizės metu žmonės valgo, naudoja elektrą, geria vaistus ir panašiai, ir ši paklausa nepriklauso nuo to, ar ekonomika auga ar smunka. Ir štai konkretus žingsnis, kurį žadėjau video pradžioje. Pasitikrinkite, kokia procentinė dalis jūsų portfelio yra technologijų sektoriuje. Jeigu daugiau negu 30-40%, tai jau koncentracijos rizika, net jeigu Burry klis, ta diversifikacija per skirtingus sektorius istoriškai sumažina nuostolius krizės metu. Dar vienas dalykas, kuris svarbu žinoti apie tokias ataskaitas, Burry pozicija buvo paskelbta vadinamojo 13F ataskaitoje, kurią fondai pateikė tik kartą per ketvirtį, tai kartą per 3 mėnesius ir tik praėjus 45 dienom. Tai reiškia, kad iki paskelbimo jisai jau galėjo dalį pozicijų pakeisti. Tai ataskaitos duomenys yra tam tikros akimirkos informacija, ne realaus laiko žemėlapis. Tad grįžtam prie pradinio klausimo, ar Burry vėl teisus. Atsakymas: niekas nežino, bet jūs dabar žinote, prieš ką jisai stato, kodėl ir kaip apsaugoti savo portfelį, nepriklausomai nuo to, ko viskas
gali baigtis. Jeigu planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, galite gauti 20 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Brokeris yra licencijuotas, investuotojų pinigai draudžiami iki 20 000 eurų, užsiregistruosite per 10 minučių, o užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie dovanojamas akcijas, pradėjus investuoti, galite paspaudus ant nuorodos aprašyme. O jeigu dar galvojate, gerai, bet kaip man įsivertinti, kur man investuoti, žiūrėkite gidą, kuriame parodau, kaip atsirinkti mažų mokesčių fondų ir ETF savarankiškam investavimui. Nepamirškite like mygtuko ir pasimatom kitame video.